Mūsų siekis, kad ir Lietuvoje atsirastų kitoks matymas į galimybę derinti mokslo, studijas ir verslą. Demokratija, darni plėtra, krikščioniškų vertybių ugdymas. Tuo savo veiklą grindžia nors ir nedidelė, tačiau auganti ir stiprėjanti Šventojo Ignaco Lojolos kolegija. Tai kolegija yra jauna, bet tai yra, manau, didelis privalumas mums studentam, nes mes, galima sakyti, kuriam tą kolegiją, didelė patirtis mums. Ir atsakomybė. Yra tik tai 5 metai veiklos, reikia džiaugtis, kad jau turime 5 studijų programas, turime 300 studentų, turime kelis padalinius, tai yra ir Aukštadvaryje, ir Palangoje, ir dabar tarėmės dėl Šiaulių. Tai yra labai smagu ir labai didelė plėtra. Studentai turi puikią galimybę ir patys reikštis. Gali sakyti savo kažkokius tai pageidavimus, pasiūlymus, kad ta kolegija tobulėtų. Kaip tikina aukštosios mokyklos bendruomenė, pagrindinė veiklos nuostata – studijų, mokslo ir verslo sinergija. Per ateinantį 5 metį mes iš tikrųjų jau turėsim visą paketą planuojamų savo studijų programų, tai yra 10 studijų programų. Kažkur tai apie 800 studentų. Aktyviai būsim ir taikomoje mokslinėje veikloje. Teiksime įvairaus profilio paslaugas, kurios būtų surištos su mūsų studijų programom. Kolegijoje daug dėmesio skiriama praktinių ir verslumo įgūdžių skatinimui, ugdomas bendruomeniškumo ir socialinės atsakomybės pojūtis. Noriu įgyti ir praktinių žinių, ir teorinių, ir manau, ir kolegija pats tas variantas, kaip nauja kolegija galim užsiimti įdomią naują veiklą. Mes esam tikrai užsibrėžę savo patį didžiausią turbūt dėmesį teikti profesionalumui išleidžiamų mūsų absolventų. Rezultatas, kad tas specialistas, kuris yra paruoštas, jisai savo profesinius įgūdžius gilina pagal savo studijas ir konkrečioje darbo vietoje. Tik tada bus profesionalas, kada jis savo viduje suvoks kaip atsakingą, galų gale ir pilietišką asmenį. Mums vis sako idėjas, darykit taip, patarė, kad visą tai gal mūsų visos idėjos peraugtų į verslą. Tikrai labai naudingų visokių patarimų duoda. Aukštojoje mokykloje studentai mokomi ne tik siekti profesinių tikslų, tinkamai taikyti specialybės žinias ir gebėjimus, bet ir puoselėjamos krikščioniškosios vertybės. Kolegijos veiklos derinamos su visuomenės poreikiais ir jėzuitų ordino įkūrėjo Šventojo Ignaco Lojolos pedagoginė paradigma, kurios pagrindiniai principai – patirtis, apmąstymas ir veikimas. Refleksija yra mūsų, sakykime, kiekvieno veiksmo sudėdamoji dalis. Ir labai aiškiai matau, tie žmonės, kurie yra gražiai susiformavę ant krikščioniškų pagrindų, jau visai kitas požiūris į žmonės, su kuriais dirba, visai kitokį turi požiūrį į darbą. Dirbdamas jis viešpaties valią vykdo, jis kūrėjas yra. Ta aukščiausią lygmenį mes teikiame krikščioniškoms vertybėms, tai yra krikščioniškai sampratai į žmogų, į visuomenę, į darbą. Tiesiog ugdo žmogaus gerąsias savybės, tai pabrėžia, kad yra visi geri ir aš manau, kad tai yra didelis privalumas šiai kolegijai. Be galo svarbu, kad tie, kurie kurs Lietuvos ateitį, kad jie iš tikrųjų turėtų gerus pagrindus, gerus krikščioniškus pagrindus. Ant tų pagrindų visa ir Europos, ir pasaulio civilizacija pastatyta. Šventojo Ignaco Lojolos kolegija, bendradarbiaudama su Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centru, įgyvendina vadinamąjį perimamumą tarp skirtingų profesinio rengimo lygių. Aišku, mums kainavo labai daug pastangų, kol atsirado šita Šventojo Ignaco Lojolos kolegija, kur tikrai yra tiesioginis perimamumas. Yra užtikrinta tikrai ta tasa. Ir jūs įsivaizduokite, jeigu iš 500 reikia atsirinkti 25, tarkim, tai su surinkimu į kolegiją ir su motyvacija, kad žmonės tikrai ateina pagal tą kryptį, tai manau, kad tas rezultatą duoda didelį. Prieš tai esu baigusi kirpėjų programą ir tai buvo puikiai galimybė įstoti čionais kaip tęstinės studijos. Mokomės, gyvename, stengiamės, kad būsime paklausūs darbo rinkai.